Matai, puiki savaitė, 2 pergalės, gal pirmiau apie šias rungtynes su Omega, įspūdingas skirtumas, kas taip gerai pavyko šiandien. Tai kaip ir sakėt, savaitgalis 2 pergalės, tai manau viskas prasidėjo nuo pirmos pergalės Jurbarke. Tai tą gerą toną atsinešėm ir šiandien, kaip ir treneris sakė, kad turim pradėti varžybas gan stipriai, kovingai, duoti gerą kontaktą. Tai manau nuo pat pradžių gerą tą toną uždavėm, nepaleidom mes jų į priekį. Susitvarkėm gynyboje, ką ir buvom suplanavę, manau viskas gavosi, to pasiekoje ir laimėjom rungtynės. Kalbant apie abejas rungtynės gynybą, turbūt esat patenkinti tiek Jurbarke, tiek čia? Na taip, abi šios rungtynės buvo gan kovingos, daug kontaktų iš tikrųjų buvo. Pats treneris irgi sakė, gynybinės varžybos tiek Jurbarke, tiek šiandien irgi gerai gynybai susitvarkėm, tai manau viskas buvo taip. Šį kartą skirtingai nei Jurbarke ir taškų pavyko daugiau primest, ar kažką keitėt, ar gal varžovas parankesnis kažkokių labiau atakuotinų pozicijų turi? Tai nemanau, gal tiesiog žaidėm savo žaidimą, išpildėm gerai, ką buvom suplanavę, gerai išpildėm derinius, gerai pradėjom sugauti tas 2 kėlinius, užsikrovėm tą persvarą truputį, trečiam kėlinį vėl išėjom gerai, viską susimetėm gan daug gerų metimų. Gal tiesiog varžovas gal irgi daug buvo pavargęs jau, nes gavo daug kontakto, tai viskas manau nuo to. Kai baigėsi pirmas etapas, ten pralaimėjimų Vyčiui užbaigta toks, kad atrodė klampus toks jausmas visas ir komandoje atrodė kaip, ką nuveikėt per pertrauką, kad atrodo pasikeitė visa atmosfera. Na tai taip, turėjom biškį laiką, aišku, tiesiog dirbom savo darbą, toliau fiziškai biškį pasportavom, kaip ir sakė treneris, turim užsikrauti labiau per tą. Tai manau, gan gerai išnaudojom tą laiką. Vis tiek yra tų naujų žmonių, iš po tų visų traumų, iš po visko, tos susižaidimo dar to ritmą vis bandom pagauti, bet manau dabar jau tikrai eina gera linkme ir bus viskas tik geriau.